Visi žinom, ko mes gyvenime nenorim, ką norim daryti kitaip, bet visi turim tokių gyvenime situacijų, kur negalim. Kodėl negalim? Sako, karma neleidžia. Tai kad leistų, reikia mokytis dirbti su energija, kurią visų pirma mes galim pastebėti ir tada, čia ir yra tantrinės praktikos, transformuoti tą energiją. Ir tada nebelieka nieko blogo gyvenime, tada viskas yra arba gražu ir gera, kelia malonumą, arba tai yra pamokos. At kaip ir kalbėjau apie tokius susitikimus kaip čia, stovyklas ar visa kita. Tai mes pajaučiam tą pakilėjimą, pajaučiam vidinį grožį, bet po to grįžus susidūrus su nemaloniom situacijom, galim galvoti, o ir vėl tas pats ir taip toliau ir panašiai. Bet iš tikrųjų, ką aš savo visada primenu, kad dabar ir prasideda mokymas realiai. Kai mes susidurėm su tom sunkiom situacijom, dabar ir prasideda mokymas, kaip aš dabar pasielgsiu. Ar taip pat, kaip esu įpratęs praeitį, ar kažkaip kitaip. Bent jau, pamenat, kalbėjau apie tą pirmą gyvenimo aspektą, kad gyvenime yra visada galimybė. Mes iškart pasikeisti visiškai negalim. Tai toj situacijai bent 1% kažkokio kitokio veiksmo, kažkokios kitokios reakcijos, bent 1%, o 99% viso kita tegul būna taip, kaip buvę. Nes kartais mes tiesiog neturim pakankamai vidinės jėgos padaryti labai didelį pokytį tose situacijose. Ir po truputį mokomės. Ir kasdien, kas savaitę patobulėjom po procentą, tai pagalvokit po metų, po 5 metų, koks būna didžiulis pokytis gyvenime. Nes saviugdos praktikos netneša pokyčio iškart. Tai yra palaipsniui besivystantis rezultatas, kaip sluoksniais tarsi. Nueina vienas sluoksnis, atsiranda kitas, trečias. Ir po truputį gyvenimo kokybė gerėja.